Viena iš daugelių Rumunijos nacionalinių mažumų yra rusų lipovanai. Jie imigravo iš Rusijos dar prieš 200 metų, kaip atskalūnai nuo Rusijos ortodoksinės bažnyčios, kadangi Rusijos valdžia ir cerkvė persekiojo juos. Lipovanai vis dar kalba senąja rusų kalba ir nusikryžiuoja 2 pirštais, vietoj 3, kaip priimtina rusų cerkvei. Dauguma iš jų prisilaiko labai stiprių religinių tradicijų. Aš norėjau įsiklausyti į tylą. Dabar žinau, kad tyla niekados neprabyla, kad aš esu toji tyla. Aš maniau, kad esmė yra pasislėpusi už jų klausimų. Dabar aš suprasti imu, gyvenimas prasideda už jų klausimų, kad aš tas klausimas esu. Vakaro prieblanda, sninga, vienišas tolimas skėtis. Vidurnakčio sniegas paryčiais kristi nustojo, koks spindėjimas medžių. Keliauti Rumunijoje žiemą yra ypač nejauku. Per laukus ir mažus miestelius, kur permainos atrodo taip toli. Ūkininkai yra toliausiai už visų nuo globalizacijos. Jie vis dar gyveno legendinės Meoricės laikais. Anksčiau atvykėlė į Rumunijos socialistinę republiką pasitikdavo pamišusio Ceaușescu utopiją, kultūrinė revoliucija, kurios sąvoka apsiriboja blokiniais griozdais ir dainų festivaliais diktatoriaus garbei. Bet tai buvo utopija su uždaromis sienomis tiek vakarietiškai kultūrai, tiek norintiems pakeliauti tautiečiams. Komunizmo blokai dar ir dabar slegia jauna valstybė. Pakelti nusmukdytą ekonomiką ir pakeisti prieš kelis dešimtmečius susiformavusi mentalitetą prireiks ne 1 metų ir ne 1 kartos. Ormes et érables, convives de table, fresnes et sapins, hôtes de festin, les montagnes grises, mes prélats d'église, les oiseaux des cieux, mes violonneux, 1000 astres là-haut, cierges et flambeaux.
Konstanca yra antras pagal didumo miestas Rumunijai ir svarbus Juodosios jūros uostas. Pirmą kartą jis buvo minėtas kaip graikų kolonija Tomis 7 amžiuje prieš Kristaus, įkurtas graikų naujakuriais. Be graikų ir romėnų įtakos miesto vystymui, čia yra pėdsakos otomanų ir bizantinus palikimo. Šis miestas atspindi kultūrinį Juodosios jūros mišinį. Čia gyveno 9 metus ištremtas romėnų poetas Ovidijus iki pat savo mirties. Ovidijus aprašė Konstancijui praleistus metus savo poemų cikle Pontika ir Tristija. O kartais čia viskas sustoja, nelik užsikirtus gaidukui, ir laikrodis pameta laiką, ir paukščiai pameta rūką. Apsirengiam tai, ką pasakėm, ir žengiam į pietryčių tylą, kai kaminas tampa pabūklų, o debesis šaudant suskyla. Ir žemė tik trupinius lėsa, kažkuo prasikalti praeiviai, ir pameta sparną Pegasas, ir pameta kiaukotos raigė. Dar vienas įtraukiantis kampas, kai baigėsi sniegas pas Dievą, ir klausia visi, kas nutiko, nors žino atsakymą – nieko.